svarbus mums todėl, kad jais naudodamiesi mes galime palyginti keliais tyrimo instrumentais surinktų duomenų vaizdą. Ir jeigu turime vieną štai tyrimo instrumentą, kitą, trečią, tai pasivertę surinktus duomenis į Z balus, mes galime palyginti, nesvarbu su kokiu instrumentu mes tuos duomenis turime. Na, Z balai kuo yra svarbus? Tuo, kad apskaičiuojant sensorinį profilį, jie leidžia mums suprasti viršutinius ir apatinius sensorinius slenksčius ir vidurkis yra prilyginamas nuliui. Tai reiškia, teigiamas balas į viršų rodys viršutinį sensorinės kažkurios sistemos slenkstį, ar tai regos, ar klausos, ar dar kitos, o neigiamą ženklą turintis balas rodys apatinį sensorinės sistemos slenkstį. Ir svarbu dar taip pat suprasti, kad apatinis sensorinės slengstis reiškia, kad yra labai didelis jautrumas bet kokiam dirgikliui. Ir labai nedidelis skirtumas to dirgiklio gali būti suprantamas kaip nepaprastai didelis ir reikšmingas intensyvumo pokytis. Ir galima tada su tokiu nežymiu dirgiklio pokyčiu iššaukti gan audringą reakciją. Tai ta audringa reakcija, tarkim, būtų gynybiškumas arba kažkoks tai agresyvumas to dirgiklio atžvilgiu. Ir priešingas polius, teigiamas polius rodytų viršutinį kažkurios tai sensorinės sistemos slenkstį, o tai reiškia, kad jautrumas tada yra pakankamai menkas, yra didelė tolerancija tam dirgikliui ir tam, kad pajustų pokytį kažkokį, tai asmuo turi turėti gan intensyvų dirginimą, gan intensyvų srautą to paties dirgiklio, kad jis galėtų pajusti skirtumą, tarkim, sustiprėjimą, susilpnėjimą arba apskritai, kad išskirtų šitą dirgiklį iš aplinkos. Na va, tai kaip jau minėjau, Z balai yra svarbus, kad mes galėtume palyginti sensorinį profilį ir jie yra apskaičiuojami taip. Na, pirmiausiai, tai žinoma, reikia įsiterpti stulpelį ir tada mes atsistojame, pasižymime štai šioje linijoje, kur norėsime formulę įvesti, dedame lygybės ženklą, pasižymime skliaustelius, pirmasis mūsų tyriamasis yra štai čia, Z balai yra skaičiuojami nuo pirminių suminių balų, tai reiškia, kad iš karto laukelis yra aktyvuojamas. Dabar mums reikės atimti vidurkį ir vidurkį mes susirandame štai čia apačioje. Irgi taip pat laukelio kodas iš karto tampa pažymėtas formulėje, skliaustelius uždarome, toliau dalybos ženklas pasviras brūkšnelis ir daliname iš standartinio nuokrypio, kurį mes štai čia turime apačioje. Vėlgi atsiranda laukelio kodas. Dabar tiek vidurkis, tiek standartinis nuokrypis, jie turi išlikti pastovus. Pirminis balas kiekvieno tyriamojo keisis, bet vidurkis ir standartinis nuokrypis yra visos imties mūsų. Tai reiškia, mes turime stabilizuoti vidurkio ir standartinio nuokrypio laukelius ir stabilizavimas įvyksta susiradus S tokį simboliuką klaviatūroje, tai bus dolerio ženklas, S raidė perbraukta vertikaliu brūkšneliu. Tai štaigi tą S raidelę tokią dedame iš abiejų raidės pusių ir tai reiškia, kad mes šitą laukelį stabilizavome. Jis dabar nebesislinks, visi kiti laukeliai bus paslankus. Štai formulė yra įvesta, dabar spaudžiame Enter ir mes apskaičiavome pirmojo tyriamojo Z balus. Z balai, jų reikšmės yra iš tikrųjų